Sveiki visi, su jumis sveikinas ir vėl OX Trades ir šiandien pakalbėsime apie tolimesnes marketo galimai judėjimo kryptis. Ir trumpas pranešimas prieš pradedant, norėčiau pasidžiaugti su jumis. Turime oficialius prop firmos partnerius, ne, tai CryptoFund Trader ir mes, kadangi gavom partnerystę, tai darysim 5000 pradžioj, $5000 giveaway accountą funded, bet kuriam, kuris palaikins šitą video, ateis į mūsų Discordą ir ten yra papininta dar message, ne, tai parodysiu, apie ką mes kalbam, announcements. Tai jo, turime 5000 giveaway, tris akautus atiduosime, pradėsime nuo pirmo, ne? Jo, turite pafollowinti CryptoFund Trader on X, Twitter'e, uždėti varnelę ant šito posto. Baigėsi pirmą akauntą atiduosime už mažiau negu 24 valandų, tai paskubėkite. Discordo linką paliksiu apačioje. Šitą visą dalyką rasite announcements. Jo, jo, norėjau tokį dalykų. Ir by the way, turime Mexi irgi, galite irgi, oficialūs partneriai esame, net ir galite pasimti bonusų visokių ir panašiai. Labai beveik, kai kuriuo estų nulis fees yra, ta prasme, tradinimo atžvilgiu, tai labai gerai. Jo, tai pradėkime pagaliau apie Bitcoino apžvalgą. Bet pradėkime nuo paskutinio video, kurį dariau būtent šitos vietos, ne, kur galimai buvau pakolinęs Bitcoino topą, shortą, ne, mūsų komandomis, kuriame esame, pasiklausom. Spekuliatyvų range. Range šitą, ne. Realiai būtų įdomu tiesiog pamatyti kainą apie kažkur šičia, arba gali būti šičia iš esmės. Šito range high, ne, tai prasme čia priklauso nuo kur pulinsi, bet čia jau galima sakyti, nu čia šiam 96700, ne. Tai 96 700, nueikime pasižiūrėti, nuo kur Bitcoinas rejectino. 97 800 gyvartai, nu tai čia $200 paklaida, bet esmė buvo tame, kad jo, jeigu jūs klausėte ir klausėte OX Trades update'ų, tai jūs galėjote visai puikiai sudalyvauti visame move minus 10% bitcoinas. Tai gerai, o tai koksai tada CJ, tipo, naujas tas bitcoinas atuvas, ne, ir panašiai. Jo, tai šiaip esame mes jau longę su komanda, ne, ta prasme turėjome vakar failed auction variantą nuo šitų laus, ne, tai entris yra apie 87 500, bet, well. Pasižiūrėkime, ką mes toliau turėsime, ne, šiaip visas šitas move up yra ganėtinai korekt, ne, ta prasme, žiūrint į Elliott Wave based dalykus, ne, tai sakyčiau, čia galimai turime WXY korekciją, ne. Realiai targetas irgi buvo WXY pasiektas, ne, tai paimant trend-based Fibonacci, ne, low, high, low, low, beveik čia šiek tiek laikų turime. Jo, tai slightly front run, ne, bet vis tiek aš jau toks, sakyčiau, kad čia realiai paimėm, nes ant kitų exchange'ų realiai kaip ir paimta, galim nueiti ant PCUS. Tai Coinbase, o šiaip Elliott Wave chartinu būtent ant Coinbase. Nu, žodžiu, matome, kad ne, čia vakarykštis price action. Galim panaikint. Labai įdomus yra.
Tai frame. Jo, tai turim, na, čia irgi biškai frontrunimo. Bet nesmė, čia jau ant tiek frontrunas, kad bet kokiu atveju yra targetas minimum, yra paimti high, ne, na, one to one yra kaip ir toksai, nėra kaip rūla, ne, labai va, tipo, wow, bet jo, ganėtinai arti buvo. Jo, bet kas galimai toliau laukia, ne, tai aš manyčiau turime kaip ir galimai beveik baigtą Five Waves impulsą, ne, pažiūrėjau, valandos geriau bus. Tai būtų vienas in diagonal, 2, 3, 4, 5. Jo, tai dabar šitas penktas veivas yra ganėtinai spekuliatyvus, ne? Ką turiu omeny, tai mes galim dar turėti vieną low, arba jau yra low padarytas, ne? Šitą visą aplamai struktūrą indikuoja impulsą į apačią, tai reiškia, kad bet kokį retracement up, ne, ta prasme, gausim kažkokį tokį retracement, ne, tai galimai bus corrective, ne? Žodžiu, tai bus šansas tiesiog eiti į šortus, ne, ta prasme, ir targetas būtų 80 000 ir žemiau, ne. Tai jo, tai tiesiog Elliott Wave mums duoda realiai kaip bias, ne, ta prasme, directional bias in market, ne, o ne tiesiog, o ne tik tai tiesiog, kad whatever, ne, žodžiu. Bet esminis dalykas koksai, ne, tai ką norėjau dabar pahighlightinti iš esmės. Yra šansas, kad padarysime dar vieną low. Šiaip sugrįžtame prie šito čarto, ten čia daugiau levelių bus, ne? Kodėl aš taip sakau? Nes mes šiaip frontruninam value area low, ne? Viso šito range'o frontruninam value area low, ne? Tai yra šito oranžinė linija, kas labai yra būdinga. Aišku, būna tokių kartais variantų, bet jo, ta prasme, yra šansų dar pahitinti ją, ne? Ir mano būtent points of interest būtų, aišku, tai nepriimkite viso to kaip finansinius patarimus, aš nesu finansinis patarėjas, jūs turite priimti atsakomybę patys už savo pinigus, turite valdyti riziką ir panašiai. Ta prasme, čia aš esu aplamai random guy, kuris talking about crypto in YouTube, crypto is dead, crypto is scam, jara, all this good shit. Žodžiu, nesvarbu. Tai kokie būtų galimai mano points of interest, įsijungiam keletą levelių, pasižiūrim, ką mes čia turim. Dėl šitą jau tepinom vakar, galima jį ištrinti. Jo, monthly irgi NPS jau. Na, čia buvo vakar labai stiprus levelis, iš tikrųjų, tiesą sakant, tai labai nice tradas gavosi. Planavom šitą tradą Telegrame mūsų ir galim net parodyti, greitai parodysiu vakarykščius variantus. Komanda profitina all day long. Žodžiu, tai va, tai buvo pirmas call-outas longas. Iš esmės, ne, tai va čia buvo before. Norėjau, gavom move up, overlapinom, čia whatever, based on other strategy, Elliott Waves internal. Jo, tai nuo retracement'o, gaunam retracement'ą, nepaimam šito low, ganėtinai aiškiai ir movinam up. Čia pažymėjau, kad overlapinom, tai highest probability paimti šitus highs. Papasakoje, boom. Man čia realiai ta vieta, overlapas su šita vieta, bum į viršų. Local supportas, reikia, kad laikytų. Jo, ir jo, čia galimai buvo short opportunity, aš jos nepaėmiau, bet paėmiau long opportunity. Kai kurie paėmėmo, žodžiu, tai toksai va trumpas ting. Žodžiu, tai ką mes čia matome, ne, iš esmės, šitą irgi galim jau ištrinti, nebeįdomus. Tai realiai mano interesas būtų šičia, ne, šitą mažą zoną. Na, jeigu ją feilinam, tai tada, manyčiau, yra didelis šansas nukeliauti iki žemesnių lows. Ir jo, kaip aš visą tai approachinčiau, tai galimai būtų, kaip ir minėjau, turime impuls 1, 2, 3, 4,
5 arba in, arba dabar turėsime, ne, tai realiai bounces man būtų labai įdomus, ne. Bounces būtų labai įdomus į lower high ir tada nueiti žemiau. Iki kur tas bounces mus gali nunešti? Čia ir labiau atrodytų, tai kažkas tokio, ne. Tai va, tai turėkit omeny, arba šitas low jau yra in, arba mes padarysime dar vieną low, ne, tai dėl to vakar ir paėmėm longą, kad tipo, apdrauk ir low yra in, tai kad ne, tiesiog nepramisinti move. Bum. Jo, tai jeigu low yra in, tai tikrai turime visai neblogą confluence ties 618, 72, sakyčiau, ne, šiaip dažniausiai leveliai yra, nuo kur wave 2 apsisuka, tai yra nuo 0,5 iki 786, tai realiai toksai didelis boksas, negaunasi, bet kadangi mes turime šiek tiek įdomesnių levelių, tai aš pasirinkčiau realiai tokį siauresnę, ne, tai tiesiog tokio dydžio retracementas galimai bus, aišku, informuosiu Discordą gyvai, ar Discordą arba Telegramą, whatever, kuriuose vietose aš priiminėsiu tam tikrus sprendimus, ne, ir mes tuo atveju galėtume pradėti labelinti visą šitą move kaip didelį wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, po kurio galimai seks labai ganėtinai didelis bounce up į viršų, nes makro kaip ir galimai bus pasibaigęs visas judėjimas, ne, tai ką turiu omeny, kad mes galimai turime nuo all time high'aus, nu, čia net ir targetai jau yra nubraižyti, ne, jo, tai makro nuo all time high'aus, jeigu žiūrėt, tai turime, pratrinam šitus things. Turime galimai 1, 2, 3, 4. Šiaip man tas ketvirtas jau šiek tiek extended yra in time, palyginus su antru veivu, negalim net pasižiūrėti. Tai realiai mes niekada nenorėtume matyti ketvirto veivo 6 kartus ilgesnio korektinės struktūros negu antro veivo lyginant, ne, tai realiai idealiai yra, žiūrim, ar 4 kartus. Jo, 4 kartus, tai tikrai. Jo, tai irgi reikėtų imti with grain of salt viską, ne, bet kokiu atveju čia yra ganėtinai visas move up corrective, ne, tai bet kokiu atveju galima visą šitą neskaičiuoti irgi kaip ir net correction, iš esmės ABC. Ir turėtume galimai turėti WXY, ne, tiesiog didesnės struktūros correction, ne, ta prasme. Kas indikuoja, kad bet kokiu atveju, jeigu čia nėra impulsas, bet kokiu atveju mes paimsime all time high, jeigu šitas play išsiplayoutina, ne, kaip matote, realiai daug visokių indikacijų yra, kad mes tikrai galimai važiuosime žemiau. Realiai, netgi jeigu paėmus šitą profilį, ne, tai matome rejectinam point of control, kas yra ganėtinai weak, ne, ta prasme, indikuoja silpnumą rinkoje, ne. O kaip dabar, jeigu kažkas irgi esate netyčia longė, nuo panašios vietos kaip ir mes, vakar užėjote, ne, tai realiai kaip aš indikuočiau strength in market, ne, tai kol mes realiai kaina bullish, ne, bet kol mes realiai nereklaiminom 91,400, ne, tol, sakyčiau, yra highest probability vis tiek pamatyti 86,000. Kokiu atveju, bet žiūrint į order flow, ne, tai turime tikrai ganėtinai bullish order flow, ne, ta prasme, open interest labai kyla, CVD labai krenta, ne, tai ką indikuoja, kad atsidarinėja market short pozicijos, ne, ir jas absorbuoja limit long playeriai. Tai vėl, taip sakant, ne, tai manyčiau vis tiek yra high probability kol kas pamatyti aukštesnės kainas. Vietinės reikšmės, jeigu labai, tai turime tokį kaip ir labai nice confluence, bet aš nežinau, ar šiandien mes
pasieksime tą levelį, šiaip gal. Tai turime Inconfluence daily levelį su 618. A, ne, tai irgi turėkit omeny, įmanomas galimai bus kažkoks atkas, ne, šitoje vietoje, ne, tai čia nelabai. Žiūrime, tiesiog. Aš kažkaip šiandien buvau pulinęs, bet visai man naisojo Confluence. Antro impulsą tiesiog buvau pulinęs, aš vakarykštį, neatsimenu, net kaip. Visai nice Confluence buvo su Nevailu ir Daily. Žodžiu, aš jau dabar jau nepamenu, kaip pulinęs buvau iš esmės. Jo, jaučiu nerasiu aš tą pulą dabar. A, va, radau, ok. Tai va, tai turime jo tokį kaip ir local support. Na, tai jeigu dropinsim iki čia, tai gal ir bus įdomu dar addinti, pamatysime tinkamus ženklus order flow, ar ne, bet jo, esmė yra tame, turime longus nuo 87-500 give or take, ne. Jo, turėjome vakar main range, pagavom longą, pagavom shortą, pagavom dar vieną longą, bent jau aš kai kurie matė patys irgi pagavo longą. Shortą tai yra, tai jo, tai trade'ų pilna. Tai jo, tai jeigu norit dar tokių gilesnių update'ų, detalesnių, tai prisijungite prie mūsų Discord serverio, Telegramo, jo, kurių linką rasite description'e. Jo, ir nepamirškite, darome $5,000 funded account giveaway su CryptoCoin Trader. Jo, tai vienintelė pro firma, kuri realiai leidžia tradinti Bybit'e ir po 24 valandų atsidaryti hedge poziciją. Vis yra ganėtinai reta, ne? Taisyklės irgi nesikandžia one time fee, only one time. Tai jo, tai irgi šeriau CryptoCoin Trader. Jo, tai va, su jumis buvo OX Trades, susitiksime Discord'e.